Va dabar praeisiu tokia Šakių Laisvės alėja. Tokia faina. Čia labai simboliška, matau prieky tą įžymę mergaitės statulą. O čia va Lietuvos draudimo rūmai didžiuliai. Ir papasakosiu jums dabar tą tokią istoriją apie tą mergaitės statulą. Tai statula yra pavadinimas Lietuva skaito, apie paminklas lietuvių kalbai. Autorius Kęstutis Dovydaitis. Ir vienos mugės metu, tai buvo 20 metais, prieš 4 metus, jaunas vairuotojas važiavo atbulomis, įdėsiu filmuotą medžiagą ir užkliudė šitą skulptūrą, ją parvertė ir sugadino. Ir jisai buvo, kaip sakyt, apsidraudęs žmogus. Įprastai, kai draudimai, kai padarai žalą kitam, tai draudimai apmoka. O draudimas, nežinau, ar tai Lietuvos draudimas, va dabar matot, kaip tik už šios mergaitės štokie rūmai. Greičiausiai, kad tai bus Lietuvos gal draudimas. Ir nesumokėjo. Tai rinko žmonių 20 000 eurų. Ir vėl šią mergaitę, matot, atstatė. Šia simpatiška statula. Visi draugiškai rinko pinigėlius. Savivaldybė, kiek žinau iš informacijos, irgi labai nenoriai, skeptiškai žiūrėjau šitą dalyką. Kai buvo paliktas dar tas padas, tai tiesiog pranešė skulptoriui, kad nuardytų tą padą, kad gadina miesto vaizdą, o kad pagelbėti, padėti atstatyti žmonių pamėgtą skulptūrą, tai neskubėjo, net nežinau, ar prisidėjo ar ne, bet rinko lėšas. Štai tokia graži skulptūra. O čia yra ant tų pėdučių raidės, visa abėcėlė. Visa abėcėlė, matot, išdėliota. Taip ir eina visa abėcėlė. Štai čia yra dar paaiškinimas. Vis dėlto prisidėjo savivaldybė, skulptūros atkūrimą finansavo. Atkurta pernai. Matot, 17 metais buvo pirmas variantas pagamintas. 20 jinai buvo sugadinta, o pernai 23 atstatė. Rudeninė sapnų gaudyklė.
Aišku, jau parkų reiktų suoliukus atnaujyti. Suoliukai jau patrešė. Obuolys iš obuolių. Saulutė vėl pasislėpė. O štai žiūrėkit, kitoj pusėje koks įdomus objektas. Tai Šakių cirko mokykla. Jaunystė, pasirodo, Šakiuose yra cirko mokykla. Šaunuoliai. Dar čia toksai piešinys. Įdomu. Sugrįšiu į alėją, tęsim ekskursiją. Ten priekyje atsiveria savivaldybės pastatas. Kudirkos Naumiesčių skyrius. Kaip sugalvojęs iš senų laikraščių. Išlankstyta, suklijuota ir papuošta obuoliukais. Labai išradingai. O štai kokie skaitliukai. Skaitliukai, obuoliukai. Rudeninė fiesta. Oi, saulytė vėl išvietinėti iš karto ir šilčiau ir smagiau. Aš sugrįšiu vasarą. Kaip įdomiai iš senų fotografijų. Mes esame labiau maistas nei menas. Kai žmonės išradingi. Skonių formulė. Kiek dabar valandų, reikia pažiūrėti. Beveik 11. Už pusė 12 turi būti traktorių pravažiavimas. Įdomu, kuria gatvė pravažiuos. Obuolių šydą praskleidus. Ir kaip originaliai sugalvota. Čia Šakių kultūros namai. Šakių kultūros centras. Štai su tokiu gražiu kliombu. Štai kokia stilizuota obelėlė.
Štai koksai balionas. Šakėms 400 metų atminti. Štai ir atsiveria gražuolis pastatas Šakių savivaldybės pastatas. Žiūrėjau, kas čia dar du paminklas yra. Nukeliauti. Kristus vakar, šiandien visada. Jubiliejiniai 2000 metai. Autoriai Jonas Bastys ir Cikana. Kašėdų įstaiga su Marijos statulėle, gal kokie globos namai, humanitarnis pagalbos punktas. Labai gražiai įrengta.